Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki moteriško lietuviško futbolo mylėtojai. O kaip tik pamatysime labai įdomią kovą dėl antrosios vietos moterų A lygoje. Pagrindinė žalgiriečių vartininkė, tikrai MVP šiose rungtynėse, jos reidas, perdavimas, pavojingas ir šansas mušti įvartį. Ataka dar nesibaigė, Erika Šupelytė neišnaudoja dar vienos progos. Prie kampinio gairelės nėra lengva. Lazdauskaitė kairiuoju kraštu, tiesiai į rankas. Žalgirio vartininkė, 21 futbolininkė yra Šiaulių komandos pusėje. Goda Smailytė ir jos bandymas, smūgis į vartų plotą. Tęsia ataką dešiniuoju kraštu. Ir Simona Petravičienė į baudos aikštelę. Nematote, bet aikštės vidurėje yra po dvi abiejų komandų žaidėjų. Futbolininkės, koks nepasisekęs kamuolio išmušimas, Sonata Durienė ir čia tiesiog nepavyko išpildyti jo. Erika Šupelytė iš 16 metrų ir bandom daryti išvadas, ką mes matėme per tą nepilną pusvalandį. Žalgirietės šiek tiek geresnės. Čia pasiekė kamuolį Sonata Durienė ir tos dvikovos laimėtoja buvo Viltė. Čia smūgis į vartus, Tęstis 10 žalgiriečių prieš 11 Šiaulių futbolininkų Ugnė Lazdauskaitė, o prie kamuolio Erika Šupelytė. Žaidinėjimas kamuolys, čia gražus bandymas ir tęsiasi dvikova tarp, kad lyderio savybės demonstruoja šį futbolininkę. Dabar labai geros greičio savybės, kamuolys baudos aikštelėje, šansas Olamidei mušti įvartį ir 1-0. Tiek tereikėjo. Elizabeth David atlieka puikų reidą ir kamuolys vartų tinkle. Komandos ataka Simona Petravičienė dešiniajame krašte. Jos perdavimas į baudos aikštę. Šiaulių komanda kuria savo ataką. Petravičienė, jos smūgis ir žaidimas ranka. Elizabeth David klaidina dabar savo varžoves. Ir Goda Smailytė jos smūgis. Nepaisant pralaimėjimų per kelis metus pasikeitusi ši komanda, čia Šupelytės perdavimas Olamidei ir dar vieną šansą kamuoliu. Pavyksta tęsti ataką, geras perdavimas į baudos aikštelę, pavojinga proga ir kurti perspektyvę ataką. Čia perdavimas į priekį, nuošalės nėra ir geras ir įdomus sumanymas. Lazdauskaitė pati nekels kamuolį nuo kampinio gairelės, geras perdavimas, Smailytė ir ši mergina visai neseniai, geras perdavimas į baudos aikštelę, šansas Ugnei Lazdauskaitei, 2-0. Ideali atakos pabaiga perdavimu, na ir dar prie įvarčio perimtas Godos Smailytės kamuolys, tiesiog puikiai žaidžia rungtynes ši jauna futbolininkė. Olamidė baudos aikštelėje ne į kažkiek MFA treneriai. Čia perdavimas į baudos aikštelę buvo jau prieš keliolika sekundžių. Olamidės labai geras perdavimas, Elizabeth David, draugės dešinėje, ten Milda Ivanciūtė. Antro kėlinio vidury pasirodžiusi futbolininkė į baudos aikštelę. Labai nedidelis. Perdavimas į priekį ir vėl link Simonos. Ir čia Šiaulių komandai šansas pelnyti bent vieną įvartį. Smūgis į vartus ir tolimojo vartų kampų. Iškart skelbs dvikovos pabaigą teisėjas. Iškart skelbs dvikovos pabaigą, taip kad galutinis šių rungtynių rezultatas 2-1, pergalę iškovoja MFA Vilniaus Žalgiris MRU ir, kaip minėjau, vilnietis kyla į antrąją turnyro lentelės vietą.